Pirmadienį posėdžiavusi Druskininkų savivaldybės taryba pritarė Druskininkų ligoninės struktūros ir gydymo profilių lovų skaičiaus, Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų paslaugų pakeitimui, Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų teikiamų paslaugų kainų nustatymui, patvirtino Druskininkų savivaldybės teritorijos sanitarijos ir higienos taisyklės. Svarstytas ir labai svarbus kurortui klausimas dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąją infrastruktūrą pakeitimo. Teikdamas jį balsavimui, savivaldybės meras Ričardas Malinauskas akcentavo, kad kurorto rinkliavos nauda kurorto svečiams ir vietos gyventojams akivaizdi. Kalbėti apie vietinę rinkliavą mes pradėjome maždaug apie 2005 metus ir buvo daug svarstoma įvairių variantų ir nuo pelno, ir nuo apyvartų, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vis tik tai buvo pagrindinis tikslas, principas, kad mokėtų atvykę žmonės, ne vietinių gyventojų, ne vietinių darbuotojų sąskaitą, būtent tie, kurie atvažiuoja ir naudojasi kurorto infrastruktūrą. Kalbėti, jeigu apie pačią kaip kurorto infrastruktūrą ir apie jos puoselėjimą, tai jinai buvo iki tol, kol buvo įvesta rinkliava, puoselėjama tik tai iš biudžeto. Biudžetas yra mūsų miesto gyventojų, mūsų savivaldybės gyventojų, kurį naudojame įvairiems tikslams. Ir įvedus būtent kurortinę rinkliavą, kuri skaičiuojama už suteiktas nakvynės, tai yra papildomi pinigai į savivaldybės biudžetą, kuriais mes tiek reklamuojame kurortą, tiek propaguojame pas mus paslaugas, mūsų verslininkai dalyvauja parodose, leidžiami bukletai, perkamos reikalingos palapinės ir taip toliau. Ir tai nekainuoja nei vieno cento mūsų vietiniams žmonėms. Tai yra pagrindinis tikslas ir pasiteisinęs tikslas. Jeigu kalbėti apie įstaigas, kurios renka šį nakvynės mokestį, vietinės kurortinės rinkliavos mokestį, tai yra vienintelis, kad jį reikia kaupti tam tikroje sąskaitoje, kur vienu paspaudimu ar vienu pavedimu padaryti į savivaldybės sąskaitą, iš kurios yra pinigai naudojami jau tiems tikslams, apie kuriuos minėjau. Tai yra tikrai nedidelės išlaidos ir jeigu pagalvoti ir pamastyti, ant kiek šie pinigai yra naudingi pačiam miestui, patiems gyventojams, pačiam verslui, tai nekyla jokių abejonių, kad prieštarauti dėl to tiesiog nėra jokio tikslo. Na, o jeigu kažkoks verslininkas nusprendžia tą daryti, rinkti tą kurortinę rinkliavą iš savo įstaigos pelno, iš to pačiu iš savo galbūt darbuotojų sąskaitai, tai yra jo apsisprendimo reikalas, bet aš manau, kad labai neteisingas. Kaip pastebėjo savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavusi bendrovės Draugystės sanatorija direktorė Violeta Kaubrienė, vietinės rinkliavos mokestis yra atvykusių miesto svečių parama kurortui. Kadangi vietinė rinkliava iš tikrųjų yra labai gerai panaudojama visom prasmėm miesto infrastruktūrai plėsti, miestui gražinti, apželdinti, reklamuoti, turistinėse mugėse dalyvauti, labai kilnus, gražus tikslai. Puošiant kurortą, kuris ir turi būti toks gražus kaip visi Europos kurortai. Todėl čia net nekyla diskusijų, kad tas mokestis reikalingas, kaip ir yra visose Europos šalyse, visose kurortuose. Ir turint omeny finansinę reformą, reikia prognozuoti, kad tų lėšų neužteks, jų reikia didinti, neaišku, kaip bus aplamai su kainoms, su ekonomika. Ir dabar keičiant, įvesti kursą tokį 0,5–7 eurų būtų paprasčiausiai juokinga, kadangi kiek teko domėtis internetinėje erdvėje, koks yra mokestis dydžio, kad Europos kurortuose ir miestuose jis yra žymiai didesnis, iki 5 eurų ir iki 5% lavadienio kainos. Tai tiesiog ir ta kaina dalinai atspindi kurorto lygį. Ir jinai atrodytų labai juokinga bendram Europos kurorto mokesčio kontekste. Tai yra atvykusių svečių parama kurortui, savotiškas išreiškimas noro grožėjimuose, kad vertinimo, kad tikrai graži infrastruktūra, erdvės ir visa kita. Tai yra atvykusių svečių parama kurortui, kurios mes realiai atsisakom ir diskutuojam ir nesuprantamais motyvais, kadangi iš tikrųjų tie motyvai turbūt ne tiek ekonominiai, kiek politiniai. Violetai Kaubrieniai antrino posėdyje dalyvavęs Grand Spa Lietuva generalinis direktorius Vladimiras Ščiupakovas. Tai aišku, iš vienos pusės yra žymus padidėjimas rinkliavos, tačiau žinant, kad tie pinigėliai eina miesto labui, tai be abejo tai ir džiugu,
kad šitie pinigai bus panaudoti būtent šitiems tikslams. Bet kokiuose pristatymuose išvažiuojant į komandiruotės, aš visą laiką pabrėžiu, kad pas mus kurorte yra vietinė rinkliava ir būtent dėl to mūsų aplinka gražėja ir žmonės pabuvoja pas mus, iš tikrųjų grįžta su kuo geriausiomis nuotaikomis ir aišku, tie nedideli pinigai iš tikrųjų užsimiršta. Aišku, šitas periodas, kada mes pereisim prie euro ir kada ta rinkliava bus didesnė, aišku, mums daugiau reikės aiškinimų žmonėms, daugiau čia jau mūsų darbo, kad žmonės teisingai suprastų, nors iš tikrųjų tokių žmonių nedaug yra. Beje, už naujo vietinės rinkliavos mokesčio nustatymą tarybos posėdėje užbalsavo ir opozicijos nariai Juozas Kudarauskas ir Donatas Mizaras, ko gero supratę, kad toks mokestis yra naudingas ir reikalingas druskininkams. Opozicija save vadinantys tarybos nariai iki tol nuolat kritikavę savivaldybės pasirinktą veiklos kryptį, čia įgyvendintus ir planuojamus projektus, išklausė bendrovės Civita atstovą, kuris pristatė druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 metais strateginį planą, jam pritarė ir vieningai balsavo už. Posėdėje išklausyta ir bendrovės druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras Akva direktoriaus ataskaita, kuriai opozicija nepritarė, balsavo prieš. Daugiau informacijos apie tarybos posėdėje priimtus sprendimus galima rasti druskininkų savivaldybės interneto svetainėje adresu www.druskininkai.lt.